Pablai, kur jie? Pasaką apie šventyklą niekas nepatikėjo. 15 minučių praeis. Einam. Akivaizdu, kad jie meluoja. Nepasitikė savo vaikinu? Yra tik vienas būdas išsiaiškinti. Būtent. Duok ranką. Iš kur žinai šitą išėjimą? Visada pročiai išeinu. Tik savo tėvui nesakyk, nes tau galas. Einam, pabėgs, einam. Ferka, padėk man, klausyk, jeigu ateis Blasas, pridenk mane. Nenoriu su juo kalbėti, būk gera. Kodėl? Kodėl? Jis tau patinka? Patiko. Dabar aš supratau, kad jau nebepatinka. Nieko nesuprantu. Jis gražus, turtingas, vyresnis, tave įsimylėjęs. Ko dar nori? Nesvarbu. Kol šito neišsiaiškinsiu, nenoriu jam rodytis. Gal jis tau ką nors padarė? Ateina, padėk man. Man tik pasirodė, ar jūsų draugė nuo manęs pabėgo? Jums tik pasirodė. Kodėl pabėgo? Labai norėjau į tualetą. Net gražuolės ten lankosi. Labai gražiai atrodai. Ačiū. Tu irgi gražus. Tu gražesnė. Ne, tu. Ačiū, kad iškrapštėjai šapelį iš akies. Man kažkas ją tikrito, lalas. Felė. Ko norėtum? Norėčiau saldainio. Luhana, reikia skubiai pasikalbėti. Man nerūpi, ką nori pasakyti, atstok. Paklausyk apie Blasą. Ko nori? Man reikia sužinoti, kiek laiko jis gulėjo ligoniniai. Ką? Nežinojai, kad gulėjo? Ne, bet tu man papasakosi. Štai tie gražuoliai. Pavargę. Vaikinai, kelkitės. Pusbroli. Fane, ateik. Atstok, nelies. Klausykit, kur Dženė? Dženės nėra, bet esu aš. Norėjau ją šitą perduot. Aš galiu perduot. Šitie neatsikelia. Gal šampano šviesią plaukį? Gerai, ačiū. Šiek tiek. Į šventyklą atėjai. Nežinau, ką daryti, supranti? Dabar Blaso labai bijau, man labai baisu. Tikriausiai ir ta tavo rašyta biografija prisidėjo, esu tikra. Į ką žiūrėjai, Solė? Nežinau, aš kaip apsista, visur matau Blasą. Sėskis, gana panikuot. Noriu, kad atsakytum į vieną vienintelį klausimą. Daugiau man niekas neįdomu. Kada Blasas gulėjo ligoninėje ir kiek laiko? Žinai ką? Geriau jau nieko nežinot. Daugiau nenori nieko apie jį girdėti. Žinai kodėl? Negalėsiu atsikratytos dėmės, kad buvau susidėjusi su bepročiu. Dėmė jau turi smegenyse, Solijos niekaip neatsikratysi. Nagi, papasakok. Luhana, neįžeidinėk manęs. Argi nematai, kad aš susikrimtusi? Klausyk, norėjau paprašyti. Tu su juo bendrauji. Paprašyk, kad prie manęs nesertintų. Ne. Būk gera. Ne, už tave nekalbėsiu, nes nesu tavo pasiuntinė. Jeigu nori ką nors pasakyti, pati ir kalbėk. Paprasta. Negaliu, supranti, negaliu. Bėdos su Linares Rivarola? Ne, mes visai nesipykstam. Ji kaip tik man sakė, kad noriu su tavim šnektelt. Ir nedelsiant. Paliksiu jūs vienus, kad ramiai pasikalbėtumėt. Man irgi reikia eiti. Palauk, vakar tavęs laukiau. Kas atsitiko? Negalėjau išeiti iš kambario. Jie nemiegojo. Ji būtų sekusi iš paskos ir mus pamačiusi. Neturiu laiko klausyti nesąmonių. Kodėl persigalvoji ir neatėjai? Blankai, Franciskai, Aguilarai, Markai, pasirašykit čia. Kas čia? Pastabos už tai, kad per vėlai pasirodėt mokyklai. Ne, čia nerašyk, būk gera. Gal medalio tikėjotės? Aš čia nieko dėta. Neužšinkit burnos, aš paprasčiausiai vykdau nurodymus. Kieno mičia? Blaso vadinamo skundiko eredija. Pasirašykit ir marš į pamoką. Ne, jei tėvai sužinos, parsiųsi Santiago del Estero. Stokit. Nerašyk, būk gera. Reikėjo anksčiau pagalvot. Einu su Blasu pasikalbėti, dėl tavęs irgi. Aš pasirašysiu. Kurinį? Pasikalbėti su Blasu. Sėkmės, mielasis, tau jos prireiks, pasirašyk. Kur? Kurgi daugiau? Kur mokinio parašas? Kurgi daugiau?
Suprantu, kad esi sutrikusi, bet sutrikai pasikalbėjusi su mano pusbroliu. Ką jis tau pasakė? Nieko, stengiausi jį sugundyti, kad nesusitikinėtų su Fernanda. Apie tave nekalbėjom. Netikiu ne vienu žodžiu. Per galvą vertėjais, kad mane sužavėtum, o dabar pradėjai abejot? Na gerai, prisipažinsiu. Vakar susitikau Franciską ir supratau, kad jis man labai patinka. Anksčiau net nežiūrėti jį negalėjai. Staiga supratau, kad jis man patinka. Kartais tai būna. Blasai. Atsiprašau, nenorėjau. Eikit, ko norit. Gavau jūsų pastabą, man atrodo neteisinga. Tai blogai parašyta. Įpirsiu ne 2, o 4 pastabas. Patikėk, su tom merginom nieko nedariau. Jos ne merginos, o kekšės. Nesvarbu, aš ėjau ieškoti Marko ir Francisko. Ar tiki manim? Tikiu. Ačiū, kad manim pasitikė, ačiū. Padėk man tavim pasitikėti. Aš nekaltas, kad mano draugams patinka tokios kekšės. Sveika, Marisa. Pablai, reikia pasikalbėti. Akis į akį. Galima? Galėtum romaną parašyti po tokių įvykių? Galėčiau. Papasakosi Lolai apie jos mamą? Sveikas? Sveika. Kas atsitiko? Nieko. Kalbėjomės su tavo sesute. Ji klausė, ir aš tau pranešiu vieną naujieną. Rašiau sakyt, kad pranešiu, ir tu kaip tik atėjai. Imsim ir papasakosim. Žinoma. Kokia ta naujiena? Prisimeni, vieną kartą prašiau tavo tikrosios mamos duomenų. Taip, bet nesakei kam? Ne, dabar pasakysiu. Man reikėjo parašyti savo mamos biografiją. Žinau, negi išaiškėjo, kad tu ją suklastojai? Gavai kailį? Ne, priešingai. Viskuo patikėjo ir nusintė su ją susipažinti. Su tavo mama? Ne, Loli. Su tavo mama. Tavo mama gyva, Loli? Ką? Tikrai? Taip, tikrai. Kokia ji? Ar ji geras žmogus? Ji labai šauni. Nuostabi, Loli. Neverk, Loli. Čia gera naujiena. Aš džiaugiuosi. Panelis, ką jūs čia veikiat? Kalbėjom, Lasai, kalbėjom. Dabar nelaikas kalbėti, reikia pamokas. Tu eisim. Eisi tu jau pat su manim. Lasai mano sasvinys. Jūs irgi eikit. Prašiau Blaso, kad panaikintų pastabas, o jis dar 2 įpylė. Mičia tave perspėjo. Vaikinai, ieškau žalingų pupyčių, gal galit patart? Labai jokinga, kvailys. Palauk, turiu klausimą. Ar prieš miegą pašėlat? Iš tavo smagu matyt, kad jau seniai šėlat. Kas čia daros? Ko juokėtės? Per tave mums pastabų pripylė. Per mane? Palauk. Aš nekaltas, kad jūs tokie karšti. Mes tave lydėjom pas Dženę. Likau jas skolingas. Tu skolingas, tai kekšiai, man, Pablui, visiems. Klausyk, Markas teisus. Per tave su Pilara turėjau nemalonumų. Susipykot? Ne, teko pasakyti tiesą. Kitaip būtų pribaigusi. Pasakyk, kad aš kekšiai sumokėjau, kad į pasimatymą nueitų. Aišku, dabar visi sužinos. Jį labai plepi. Pylė niekam nesakys. Nesakys? Ne. Visi į vietas. Man svaigsta galva. Giliai kvėpuok. Kur kiti mokiniai? Papasakok, iki kitos pertraukos neištersi. Vėluoji pamoką. Būk gera, užsimink. Gerai, gidas nusiminė, kad jie atstumiai. Taip, susirado kekšį ir pasisamdė. Ką? Vadinas, man sakė tiesą? Taip, tik nesuprantu, kas to pasakė. Nesvarbu. Kodėl pats nepapasakojai? Turėjau tiek bėdų dėl koncerto su tėvu. Dar tas kalėjimas. Visą užmiršau. Žinau, kad sunku.